sėkmingai veikiantis miestas negali egzistuoti be patikimos viešojo transporto sistemos. Pagal Olandų navigacinės sistemos kūrėjų TomTom atliktą tyrimą, Vilniaus miestas yra kamščių rekordininkas. Vilniečiai per metus yra priversti sugaišti net apie 113 valandų eismo spūstyse. Tai yra miestuose, kurie turi iki 800 000 gyventojų, pagal TomTom paskaičiavimus, Vilniaus miestas yra pirmoje vietoje pagal praleistą skaičių eismo spūstyse ir lenkia netgi tokius didmiesčius kaip Londonas, Berlynas ar net Paryžius. Ir miesto valdžia tuo tarpu daro brangius eksperimentus ar susijusius su vandeniliniais autobusais ar su pramoginiu pasiplaukiojimu Nerimi. Ir pilaitiškiai kaip niekas kas kitas žino, ką reiškia 5 valandą grįžti namo, tai yra beveik valandą laiko praleista eismo spūstyse. Inžinerinis koridorius šitas puikiai tiktų tramvajaus linijai, kuri leistų greitai susisiekti Pilaitės gyventojais su miesto centru. Na, o dabar nusikelkime į Rygą, kuri turi didžiausią ir labiausiai išvystytą tramvajų tinklą Baltijos šalyse ir pasižiūrėkime, kaip sekasi jų viešajam transportui. Rygoje prie nacionalinės bibliotekos pagrindinė tramvajaus linija. Ryga turi vieną labiausiai išvystytą tramvajų tinklą Baltijos šalyse. Skaičiuojama, kad yra net 59 km tramvajaus linijos. Iš tikrųjų, tramvajai gali pergabenti vienu metu labai daug keleivių. Tai gali būti pakeisti net 3 autobusus, vienas tramvajus. Tai yra greita transporto priemonė, kuri važiuoja apie 20 km per valandą greičiu, kai autobusai važiuoja apie 13 km per valandą greičiu. Tramvajai, nors tai yra ir brangi transporto priemonė, tačiau ES dosniai finansuoja tramvajų pirkimą. Finansavimo apimtis kartais siekia net 85%. Ir tai tramvajai labai stabili transporto priemonė. Iš esmės su tramvajais galima labai daug kur spręsti kamščių problemą. Taip pat tramvajai yra labai talpi transporto priemonė. Skaičiuojama, kad vienas tramvajus gali pakeisti net 3 dizelinius autobusus, todėl Ryga investuoja labai savo tramvajaus tinklą. Rygoje daugiausia važinėja Škodos žemagrindžiai tramvajai T-tipo, kurie taip pat važinėja Prahoje ir kitose miestuose. Tai iš esmės labai stabili, patikima, daug keleivių galinti pergabenti transporto priemonę, kuri iš esmės Vilniaus mieste tikrai turėtų savo paskirtį.